Nu ką, sveiki gyvi. SSD kortelė užsipildė, galvojau viską padaryti su paprasta kamera, bet pasirodo dalis mano filmavimo nuėjo į šikną, kažkiek, man atrodo, bazinio dažymo bus, o lakavimo ir turbūt dropkauto nebus, kiek supratau pagal nutrūkimą. Tai va, dažiau čia tokį Forduką. Esminis toks dalykas šito video esmė. Pabandžiau po 13 praktiškai ar 12 kiek čia metų vėl paimti vandens pagrindo dažus į rankas, pasišaudyti su jais ir turiu pasakyti, kad kameroje tikrai vertas reikalas. Žinau, yra žmonių, kurie ir garažo sąlygom dažo. Konkrečiai testavau MIPA VBC tipo dažus. Dėl ko testavau vandens pagrindo dažus? Šiaip pramoniniam maišymui žmoniai Miamyje pas mus turbūt nieks nemaišo vandens pagrindo dažais, maišo visi ant skiediklio, bet visgi iškilo poreikis ir toks po valiai pradedu prieiti 95%, kad arba šį rudenį, arba pavasarį statysiesiu dažų maišyklę. Jau pradėjau įsirenginėti patalpas, kuriuose eksploatuosiu savo dažų maišyklę. Ten toks kaip tėvo nenaudojamas tvartelis, tai ten viską niaugiu, kriaukiu lauką, mūrinėju sienas, įmontuosim duris, ten ventiliaciją beveik jau įrengęs tam tikrus dalykus ir pasidarysim stalą, maišyklę į vietą, kompiuterių į vietą, svarščiam. Nu ir visas kitas, kas būtina maišymo sistemose. Tai va, planuoju statytis MIPO sistemą. Lietuviai tai kažkoks iš 5 bent vienas nepatenkintas, alentos MIPO šneka, kaip tas sako, akmenis į daržą mėto, bet mano toks pastebėjimas, sakykime, tai nėra, kaip tas sako, labai jau čia kažkokia gal Uber Asom firma, bet tikrai nėra ir iš kažkokių blogųjų ir panašiai. Lietuvis įtariu toks žmogus yra, kuriem viskas niekada niekaip netinka. Sakykime, pirmas dalykas, pačia Miamyje yra kas berods 2 MIPOS maišyklės turi ir jei neklystų viena firma Color schema 2 turi, kita firma, jei neklystų, Color schema 3 turi. Ir gali nuvežti pas tą pačios mašinos dalis pas koloristą, tuos skirtingus koloristus ir dažų sumaišymas palyginus gali skirtis, nes irgi priklauso kokią schemą naudoji ir dar drįsčiau teikti pačio koloristo yra įgūdžiai ir jėgos sugebėjimai. Kitas net matydamas, kad spalvą nepataikė, jis nuo to suvokdamas tų spalvų ratus, jis gali atitinkamai ir ganėtinai gerai pakoreguoti spalvą. Kiti dėja koloristai to nedaro. Tai čia ne MIPA kalta, o gal žmonių toks įprotis, kai nori viską gauti pateiktą ant lėkštutės. Aišku, itin brangiausiose sistemose tai yra lengviau, bet irgi yra vadinamos tam tikros spalvos, kur nuėjus į pigią sistemą, tu tą spalvą lengviausiai maišysi negu Uber Asom sistemoje. Šitą tikrai žinau, papuolė susidurti. Tai va, grįžtant prie MIPOS, pabandžiau vandens pagrindo dažus. Lietuvių, kaip tas sako, čia vieni kiti, bet iš ties vis tiek radau didesnė dalį, kas atsiliepė teigiamai ir įvardinu, kad ir pliusus minusus, bet vis tiek ėjo į tą pusę, kad labiau rinktųsi, ypač kamerai. Ir dabar, kaip pavyzdžiui, vat, su techniku čia susisiegiau aiškinantis tam tikrus kainų, tam tikrų dalykų niuansus, pranešė, kad iš vis į MIPA atsirado aktyvatorius, skiediklis brūkšnelis. Specialus jau seniau būdavo, sakykime, džiūvimą greitinantis skiediklis ir paprastas skiediklis. Tai tas skiediklis vandens pagrindu. Atsirado itin akceleruojantis skiediklis, kuris pagal darbą, tai man atrodo, kaip špicą primena. Esmė tokia, špicas, tai principe dedi sluoksnį
ir ant viršaus šauni efektą, arba dedi 2 sluoksnius, jeigu uždengi, ir tada šauni efektą principė į šlapę bazę. Tai čia irgi, kaip taipgi kažkas panašaus yra, užmeti sluoksnį, praktiškai kokią minutę palauki, kol stabilizuojasi visi tie metalikai, sugula taip, kaip jie reikia, nedžiovinės kali antrą sluoksnį ir paskui efektinį sluoksnį. Tai va, pirmas dalykas, sakykime, čia yra 2,5 sluoksnių. Nors tai yra juoda spalva, kad ir gerai paduojanti su gera, sakykime, skiediklinė sistema, dažniausiai, kai aš įlendu, tai į 3 ar dažniausiai 3,5, neretais atvejais, jeigu spalva yra, sakykime, koks klientas atsivežęs, matau, kad kartais yra papiknaudžiautas skiedimu ir reikia 4 sluoksnių su efektiniu sluoksniu arba 2 net efektinių sluoksnių aplygyti. To pasiekoje automatiškai kraunant ant viršaus daugiau sluoksnių, kad tas atsirastų, yra tikimybė, kad užsidarys šiek tiek skiediklių. Jau dabar va net po kepimo galiu pasakyti, kad aš matau dalyse kur kas mažesnį tą vadinamą angliškai tariant terminą dieback, vadinamą nurūgimą. Aišku, čia biski yra tokia kerzo žaidimas, bandžiau atitaikyti kiek įmanoma kerzą, kai kur biski papjoviau grybą. Tai vandeninės bazės principas yra svarbiausia tinkamai įsidžiovyti. Kaip jie įsidžiovini, tu matai. Pavyzdžiui, šiandien sąžiningai buvo laukia 25 temperatūra, šičia dalis, ten sparnas, ten 3 dalys. Nuo ten pradėjus dažyti, ne, sakykime, jei nuo kapoto, pirmą nuo kapoto pradėjau ait, tai jau, sakykime, man reikėdavo tik džiovyti paskutinės ten dalis, kur baigdavau, nes jau kapotas tep jėlė beveik būdavo apdžiūvęs ir ta dalis būdavo apdžiūvus. Praktiškai tik tai džiovydavo paskutinės dalis, kol išdžiovydavo, šitos irgi jau visiškai išdžiūdavau. Po paskutinio efektinio sluoksnio pagal TDS rekomenduojama 30-40 minučių minimum šitą palikti. Tai kol įsiplauni pulverizatorius ir panašiai, tas laikas iškapsi, kad tikrai būtų išdžiovimas. Ir čia esminis gal toks dalykas, kad kiek studijavau vandeninių bazių, kiekviena turi tam tikrą ten, sakykime, Chromaxas, PPG biski turi kitokią darbo manierą. Tas pats, sakykime, šitas, paimkim, Chromaxo perėjimam. Perėjimam yra binderis, vandens pagrindo binderis, ne? Tai principė viskas tas pats, kaip atrodytų, turiu binderį, TDS-o neskaičiau, viskas, tai ką, kalu, dažau. Dabar toks dalykas, įdomus, sakykime, MIPOS ir PPG, aš net PPG dabar pagalvojau ir atsimenu, tu užkali binderį ir technikas MIPOS sakė, lyginai tas pats, išsidžiovini binderį ir ant jau darai perėjimą. Pavyzdžiui, Chromaxo perėjimo binderis, nors ir vandens pagrindu, leidžia šitą bazę pereit į šlapę binderį. Va čia ir skirtumai. Praktiškai skiediklinė sistema yra, liaudiškai galim pavadyti, ilgiau buvusi rinkoj ir labai standartizavusis. Bet, sakykime, kai aš praktikos metais čiupinėjau, sakykime, pirmąją vandeninę bazę, tai galiu pasakyti, dabar yra didelė pažanga padaryta. Sakykime, drįsčiau teikti šitaip, jeigu visus surinkus pliusus, minusus, kas kaip, tai garaže, sakykime, dirbančiam žmogui arba plastoj ventiliacijoje arba prastam šildyme, tai skiediklis per žingsnį lenkia. Jeigu turint geras dažymo sąlygas ir panašiai, drįsčiau teikti, kad vandeninė bazė praktiškai bet kurios sistemos, čia nežiūrint pritaikymo galimybių, kaip spalvą atitaikai, bet, sakykime, iš išdirbio pusės, sakykime, berods, jeigu neklystu, tai mano skaičiavimu kokiu 5 tikrai sistema turėtų būti pažangesnė. Šiandien net galvoju, kad jeigu būčiau su skiedikliu dirbęs, tarp pusvalandžio valandos būčiau ilgiau šitą dažęs visą reikalą. O čia galvojau, jau buvau nusiteikęs
sąžiningai, va dabar pasakysiu, nuėjęs pas save dabar stalviršį, kur šitą naudosiu maišymo šitam kambarėlyje, lakuojuosi stalą. Net neplanavau to darytis, nes jau buvau nusiteikęs va šituo daug ventūrių dirbti, bet pasirodo man jo tiek ir neprireikia. Žiemą gal taip ir labiau prireiks ir biskį saliarkaus išlaidos bus, bet jeigu tikrai irgi, kaip sakė technikas, aišku, aš to skiediklio nebandžiau, kuris ten, sakykime, leidžia visus sluoksnius sukalti į šlapę ir paskui džiovyti, ir jeigu tai spalvos neįtakoja, visi metalikai, viskas atsistoja tvarkingai, tai realiai kaliai, short bake'as, lengvai pakepi, viskas sukrenta ir sakykime, šitą tavo tai jau spalva yra kokia yra, kai džiūsta tu matai, nes tas dalykas, kas džiovinės skiediklį žinot, kaip, pavyzdžiui, šlapės atrodo traukiasi, bet nustoji džiovyti, kadangi po apačiai esas skiediklis, jis vėl pradeda šlapėtas dažas. Tai čia yra priešingai. Jisai jai traukiasi, pradėjo traukiasi, užsitraukė, nustojo džiovyti ir tas plotas liko matinis. O vat su skiedikliu tie tokie forsuoti džiovinimai, jie net nėra gerai, nes tai yra didelė tikimybė, kad užrauki paviršių, o viduj palieki skiediklį. Kas da, sakykime, dar kokie atkreiptini dalykai. Sakykime, senais laikais, kai dirbau, tai tas pats PPG buvo visai kitų pagrindų padarytas. Tai sakyčiau, šitą buvo sunku, nes jis, kai užpūtų šlapės, jis toks žaižaravo vaivorykštės, tai tokius atspalius turėjau, tik išdžiūvės atrodė tvarkingai, tai perihodus išdažyti būdavo sunku. Ir nepriklausomai nuo atspalvių, jis visada tą duodavo melsvą, žalsvą atspalvį, kol šlapės. Čia kol kas šito nepastebėjau. Kažkiek technologija irgi pasikeitus. Gal PPG ir nepasikeitus, ten vanduo turbūt brūkšnelis latekso pagrindu. Tai čia irgi gal nuo gamintojo priklauso. Bet tikrai mane nudžiugino, nustebino ir sakau, praktiškai vienas sluoksnis, jeigu būčiau kalės ir riebesnį, praktiškai garantuoju būtų 100% padengta ir antrą galėjęs kalt skystesnį sluoksnį vien tam, kad vadinama apsaugos. Bet kadangi bijojau, tai kaliau pirmą sausesnį sluoksnį, antrą kaliau šlapesnį. Po pirmo sluoksnio praktiškai 90% turėjau pradengimą. Ir dėl metaliko, nes čia yra juodo iš to metalikėlio mėlyno, prakaliau tokį lengvą dulksnukė, kaip rekomenduoja MIPA ant 1 barų. Tai tas dalykas man rekomendavo technikas dažyti su 1,2, pradėjau su 1,2 dažyti, turbūt dėl temperatūros jaučiau stygių, antsik pasikeičiau į ginklą su 1,3, tai buvo pats tas su Waterborne galva INI ginklą naudojau, tai labai gerai ginklas suvirškino šitos dažus, labai gražiai viskas susiguldė, žiūrėsim kaip bus toliau. Tai va, yra tikimybė, kad statysiu maišyklę ir pereisiu ant vandens pagrindo dažų. Ir dar tiesa vienas dalykas. Daug kas sakys, tai tu šlapiai kali, yra rizikos, reikia pirmą užsimest sausiau. Čia va būtent esminiai taisykliai, tai yra vandens pagrindo dažai. Jie su jūsų apatiniais sluoksniais nereaguoja. Taip, dažant skiedikliu, ant dažyto paviršiaus, ant pratrinkės, ant panašių, ant, sakykime, ten kokie 3 lėjeriai, koks rūgštinis, akrilas, sena bazė, paskui smarkiai užkali šlapiai ir prasidaro tas vadinamas samanėliai tokia arba susėda, tas toks prasadas atsiranda. Čia to nebus. Tačiau yra kiti niuansai, pavyzdžiui, daug aš vietų užsisylinau, kur sylinausi viskas gerai, sakykime, viršutiniai daly, ten buvo, aišku, čia juoda ir atleidžia šitą spalvą tai, bet, sakykime, buvo 600 ruošimas ir kadangi bazės ir mažiau sluoksnių ir jinai yra plonesnė, kaip tas sako, jinai nėra masyvi, išdžiūvus, tai 600-iniai skrečai matus. Tai tam tikras spalvas ruošiant jau jūs turit pagalvoti. Aš šitą buvau kažkaip ruošėjęs visiškai iš galvos išėjau, nes žinau, kad kai užsienį ruošdavom vandens pagrindui,
minimalus dugnas būdavo 800. Jeigu ruoši 6-500, tai turėdavai žinot, kad tos dalys tikrai dėsis sealeriu, kuris slėps tuos skrečus. Ypač ten aktualu kokiems sidabrum ar panašiai. Juodai nėra tai aktualu. Tai va, šiam video tiek, daklijuoju, ką prifilmavau, nežinau, kiek prifilmavau, mažum minutė bus, mažum 2, mažum ir 10. Tai va, dėkui, peace out.